Nu ką, tema tokia velniai, demonai, būtybės. Tas, kas jūs valdo. Ar buvo taip jums, kad nors gyvenime, kad jaučiate, jog lygtai kažkokia jėga nematoma jūs valdo. Padarote veiksmus, dėl kurių paskui graužėtės, kenčiat, pasiekmės liūdnos, padaryti veiksmai neapgalvoti ir atrodo, kad kažkas jūs valdo iš išorės. Kadangi aš jau visą tą kelią pats praėjau ir pats ilgai ieškojau šitų atsakymų, dėl ko taip yra. Dabar aš jau jums galiu tai paaiškinti, kad jūs suprastumėte, neklaidžiotumėte ir išsirinktumėte tinkamą specialistą, pas kurį eisite dirbti. Jeigu norėsite, aišku. Nes tas žmogus, kuris tiki visu tuo nuoširdžiai, jisai ir dirbs su jumis, su tais demonais, su velniais, jūs juos matysite, jie, kaip sakant, bus atpirkimo ožiai, ant kurių jūs permesite atsakomybę. Kol specialistas neišeis iš to, jisai ir dirbs su šitom programom. Reiškia, tai yra tik etapas, kuriame jisai pats užstrigęs yra. Nesvarbu, ar tai būtų mikrodozinimas grybų, ar tai psichodeliniai grybai. Jeigu jisai buvo pas netinkamus specialistus retrituose, jisai lygiai tą patį patvirtins, nes niekas neišvedė iki sveiko proto. Štai matau savo koleguose, kurie ten pasikliovė, kaip sakant, tais retritais, labai daug tripavo, o rezultatai jau matosi. Būtybės, velniai, demonai, taip toliau, vis dar toliau juos valdo ir pasakoja žmonėm, kas ir kaip. Dabar yra toksai dalykas. Jau aš nekartą minėjau apie tai, kad daugelis žmonių šiam pasaulyje yra neplanuoti vaikučiai. Ir visa ta sistema sutverta taip, kad praktiškai labai mažai šeimų, kurios yra laimingos ir laimingai gyvena. Tai liečia finansų, santykių, sveikatą, visus 3 dalykus. Ir kada mes tokie gimstam į šitą šeimą tokią, tai reiškia prieš ateinant vaikui surašoma, jau jis ateina ant fono informacijos tokios, kad jis yra nelaukiamas. Čia yra bazinė informacija, ant kurios ateina. O vaikas jisai neturi tokio instrumento, kaip atskirti, kad čia yra laikina, kad aš pralauksiu ir bus gerai. Jisai formuoja ekstra asmenybės, sąmonį tą daro. Viena yra bloga, kuri gali kažkada pykti, arba ten reiškia kovoti, destruktyviai elgtis, netgi su savim pačiu. Kita gali būti, kitaip sakant, žmogutis prisitaiko ant išgyvenimo, kai jisai gimsta. Jeigu ypatingai šeima, kurioje vienas yra išgėrinėjantis, kad ir švenčių progom, jeigu vyksta konfliktai, tokiam vaikui yra nesaugu tokioje šeimoje gyventi. Jeigu ypatingai mušamas ir panašiai, tai jau labiau. Tasai vadinamas vystyklų programa, kuri dedama, lygiai taip pat vaikus padaro ekstra asmenybę. Iš to išsiformuoja, kad beprasmiška priešintis. Tada jūs dirbat samdomam darbė ir nesiryžtat eiti iš jo. Po to yra dar krikštas, kuris irgi jums pateikia, kad kažkas tai yra išorėje, kažkoks tai dievas. Dar viena programa. Ir tos ekstra asmenybės, jos, tą galite pamatyti, jos gali emociškai pasireikšti. Pratrūksta žmogus, supyksta, išsisako ir paskui po kurio laiko sėdi gailėsi, nes ta asmenybė jau nurimo. Dabar ten galima pavadinti, ką žmonės nesuvokia, kas yra energetiniai vampyrai. Tai nėra tas žmogus energetinis vampyras, kurį jums pasako, kad tai yra energetinis vampyras. Tai yra tas žmogutis, kuris bendrauja su tuo kitu žmogumi ir jis privalo pakęsti jo elgesį. Ir kai tu save išduodi, tu prisitaikai, kad tu turi išklausyti, tu turi išbūti toje aplinkoje, tu sukaupi daug energijos, kad tą pakęstum, tą žmogų, kuris elgesi vienaip ar kitaip. Po to tu pasijauti blogai, nes tu priverstas buvai ten išbūti. Kada esi suaugęs žmogus, jau nebe 5-metis viduje, tu tiesiog renkiesi, tau čia nepatogu, arba tas žmogus tau nepatinka, kai kada tai yra tėvai. Ir tiesiog pasirenki nebūti arba išsakyti savo nuomonę. Ir tai nėra smagu, nes suaugusio pozicijoje kai kada reikia tą padaryti.
Bet tos situacijos dažniausiai kartojasi to, kol jūs to nesuprantat ir neišmokstat, jos jums kuriamos periodiškai. Tai reiškia, mūsų smegenys jos atkartoja mūsų realybę pastoviai, panašias, kol jūs neišmoksite tų programų, kaip jos veikia. Tai bet aš nenoriu ant kažko tai dergti, ant kitų ten žmonių, kurie daro, ar tai būtų psichologai, ar tai hipnoterapeutas, ar pasąmonės meistras, ar dar kažkoks specialistas. Jūs tiesiog turite išsirinkti, bet dažniausiai žmonės nenori tiesos girdėti, nori kažką apkaltinti. Bet tas, kuris supranta, kad čia yra kažkas manyje netvarkoja, nesvarbu. Gerai, jeigu jums ir atrodo, kad jūs tai valdo. O tas žmogus, kuris transliuoja tą, ką aš ir anksčiau darydavau, nes aš tos etapus ėjau pats. Transliuoja, kad tave valdo demonas, arba tau reikia kažkokius tai nužiūrėjimus nuimti, arba reiškia kažkokį ritualą padaryti. Tai jisai tiesiog tas žmogus iš savo pozicijos, kaip jisai suvokia, jisai taip jums pasakoja. Ir jisai šventai tuo tiki, kad taip yra. Ir čia yra apgaulė, nes jums niekas ten nepasikeis nuo šito dalyko. Jeigu jums netgi pagal tas gimimo datas pasakys, kaip ten jūsų gyvenimas turi dėliotis, nieko to neįvyks. Jūs galite tik tai kaip kūrėjas žmogus, jeigu jūs patikėsite, kad taip bus, jūs tada įvykdysite tą, kaip sakant, jums nupieš jūs vizualizuosite tai, kas jums buvo pasakyta, ir jūs patikėsite, nes jums autoritetas pasakė, patikėsite, kad taip įvyks, jūs tą padarysit. Kaip tai po to jau pasąmonė tą daro automatiškai, jūs nežinote kiekvieno to proceso, kaip tai vyksta. Tai šitą centrą reikia sugrąžinti, kad žmogaus tos dalys visos susidėliotų į vieną ir turėtų vieną bendrą valdžią, nebeturėtų iš išorės to autoriteto, kuris jums nurodinėja, kaip tai turi būti. Čia yra esminis dalykas, kurį aš pasakau, kur tai kainuoja aukso pinigus, arba nežinau, aukso vertės tas dalykas yra, kur aš jums dabar sakau. Tik tai, kas iš to, kad jūs žinosite, jūs su šitą informaciją galite ieškoti specialisto, kuris tą išmano ir tą padarys. Tai veikia nuotoliu, galima daryti seansą, užtenka vieno seanso, rimto pilno perkrovimo, kada žmogus supranta, kad tai yra jo viduje ir nebėra kažko išorėje. O tie, kurie ieško dar išorėje, tai arba labai patys protingai viską žino, o šitiem neužteks nei vieno seanso, nei 1000 seansų neužteks. Tai su demonais yra lengva ir galima dirbti ilgai. Seansas pigus, bet ilga terapija ir rezultatas, kažkiek pagerės, kažkur nueisite, bet iki sveiko proto tai ne. Tai iki. Šiandien pakaks.